Savo praktikoje dažnai užduodu klausimą moterims, kuris išmuša jas iš vėžių, bet tuo pačiu apnuogina problemą tarsi svogūną. Ir šiandien su tavimi pasidalinsiu ne tik tuo klausimu, bet ir dažniausiai 3 atsakymais, kuriuos pateikia moteris. Tad koksgi tas klausimas? Ogi ko šiuo metu tu paslapčia trokšti labiausiai? Kažkas panašaus į, blemba kaip norėčiau, bet ai vėliau. Tai paslapčia ne dėl to, kad mega paslaptį man reikia atskleisti, o dėl to, kad pasakyti, atskleisti, koksgi yra noras, kurį galbūt tu atidėlioji. Tai kokiegi dažniausiai pasitaikantis 3 atsakymai. Pirmasis - moteris trokšta santykių. Šis atsakymas neretai atskleidžia, išlukštena poreikį intimumui, bendrystei, ryšiui, taip pat atskleidžia baimę likti arba būti vienai. Antrasis atsakymas būna trokštų ramybės. Šis atsakymas apnuogina poreikį pabėgti nuo realybės, nuo chaoso, kuris tvyro galbūt toje realybėje. Taip pat baimę kažkaip neištrūkti, nepabėgti ir neatsikvėpti. Na ir trečias atsakymas mano turbūt yra mėgstamiausias, aš juokauju, kad apie tai parašysiu knygą po 10 metų, tai yra trokštų kelionių. Ir šis atsakymas savyje užkoduoja poreikį pabėgti nuo rutinos, nuo aplinkos. Ir dažniausiai baimę, kad nuo tos aplinkos ir rutinos, galbūt įsipareigojimų ir atsakomybės tarsi pabėgti nepavyks. Tai kogi tu trokšti labiausiai? Ar atpažįsti save šiuose 3 atsakymuose? Jei manai, kad toks ir panašus turinys naudingas, tai duok man žinot, kad galėčiau sukurti tęsinį.